Varlė LT. Ko gero daugiausiai prekių vienoje vietoje. Sveiki, Varlė LT. Pristatome jums palyginamąją apžvalgą Samsung Galaxy S4 ir iPhone 5. Daugelis bando spėlioti, kogi vienas ar kitas geresnis. Vieni sako S4, kitiem iPhone 5. Taigi šioje apžvalgoje mes trumpai apžvelgsime pagrindinės savybės šių dviejų smartfonų. Pradėkime nuo korpuso. Tai yra iPhone 5, kaip ir ankstesnių modelių, korpusas pagamintas iš aliuminio, tai yra monoblokas. S4 tuo tarpu, kaip ir minėjome ankstesnėje apžvalgoje, plastikas, nugarėlė nuimama, tai padaro S4 pranašesniu tuo, kad jeigu subraižomas dangtelis, jis pakeičiamas. Šiaip buvo padarytas daugelio smartfonų palyginimas, tai yra nuo 1 iki 10 balų, S4 surinko 7 balus. Tuo tarpu, pavyzdžiui, HTC One surinko tik tais 2 balus. Dėl to, kad HTC One turi, tai yra HTC One pilnai monoblokas. Jame praktiškai nieko negalime pakeisti. Tuo tarpu S4 pakeičiamas tiek dangtelis, tiek vidinės detalės. Tai yra nebūtina pilnai keisti. Taigi, pereikime toliau prie ekrano. Čia 4 coliai, čia yra 5 colių. Full HD rezoliucija, čia yra 640 ant 1136 taškų rezoliucija. Čia 441 ppi, čia yra 326 ppi. Sakyčiau, lyginant spalvas ir tikroviškumą, S4 pernelik ryškios spalvos. iPhone 5 labai tikroviškos spalvos. Apžvelkime jau pagrindinius parametrus. Tai yra pagrindiniai parametrai, tai yra procesorius, operatyvioji atmintis, atmintinė. Taigi pradėkime nuo S4. S4, kaip minėjau, skirtingom rinkom tiekiami du modeliai. Tai yra 9505 ir 9500. Mūsų rankose 9505, kuris turi 4 branduolių 1,9 GHz procesorių. Tuo tarpu iPhone 5 turi tik tais 2 branduolių 1,2 GHz procesorių. S4 turi LTE palaikymą. Kaip minėjau, du modeliai 9500 neturi LTE palaikymo. Toliau S4 turi 2 GB operatyvią atmintį, iPhone 5 1 GB atmintį. Nors matome, kad ženklus skirtumas tiek S4, tiek iPhone 5, tai yra parametrai vos ten 2-3 skiriasi, bet veikimo atžvilgių testuojant S4 iki paskutinio atnaujinimo kartais pakibdavo, persikraudavo, lagindavo. iPhone 5 rodė stabilų veikimą. Pereikime prie kamerų. S4 turi 13 megapikselių, iPhone'as 8 megapikselius. Testuojant, tai yra dienos režimu prie idealių sąlygų, iPhone S4, kaip ir ankstesnėje apžvalgoje, minėjome, rodo tiesiog puikius rezultatus. Šiaip drįsčiau teigti, kad S4 šiam momentui turi vieną geriausių kamerų. iPhone'as nusileidžia, bet ne tiek, kad jau būtų tikrai ženklus skirtumas. Kai kada iPhone'as rodė visiškai identiškus rezultatus. Taigi, apžvelgus kameros galimybės, pereikime prie garso atkūrimo kokybės. S4 ženkliai lenkia iPhone 5. Tiek atkuriant muziką per ausines, tiek klausantis per garsiakalbį. S4 turi tikrai galingą, tai yra programinė įranga, kuri leidžia valdyti arba keisti garso nustatymus. Tuo tarpu iPhone 5 turi irgi tą galimybę, bet jinai supaprastinta. Galima praplėsti tas galimybės parsisiuntus iš App Store programinę įrangą, kuri yra mokama. Tuo tarpu S4 eina komplektacijų, tai yra komplektuojama ta programinė įranga visiškai nemokama. Apžvelgus pagrindinės savybės, negalima neatkreipti dėmesio į baterijos veikimo laiką.
galima sakyti, šis parametras yra pagrindinis smartphone'ai, nežiūrint nei į procesorių, nei į operatyvę atmintį. S4 turi tikrai galingą 2600 mAh akumuliatorių, kuris, kaip deklaruojama, turėtų veikti pokalbio metu su 3G ryšiu iki 17 valandų. Tuo tarpu iPhone 5 su 3G ryšiu pokalbio metu veikia tik 8 valandas. Bandymo metu iPhone 5 veikia pusantros paros, nuo pusantros iki 2 parų. Tuo tarpu S4 nuo 2 parų, tai yra nuo 2 ir iki 3, priklausomai nuo programinės įrangos, tai yra apkrovimo. Tai yra, kokius appsus naudosite, kokias papildomas galimybės, tai yra ne galimybės, o programinės įrangos įjungsite. Taigi, manau, atsižvelgdami į mūsų apžvalgą galėsite pasirinkti savo priimtiniausią ir optimaliausią produktą. Varlė.lt. Ko gero daugiausiai prekių vienoje vietoje.